Pamastykime dar kartą apie tą blyškų mėlyną tašką, apie kurį šnekėjomės. Įsivaizduokime, kad į jį žiūrime ilgai ir įdėmiai. Įsivaizduokime, kad žiūrime į šį tašką kiek tik norime laiko. Ir pabandykime save įtikinti, kad Dievas sukūrė visą visatą tik vienai iš maždaug 10 milijonų gyvybės rūšių, gyvenančių šioje dulkelėje. Dabar ženkime dar vieną žingsnį. Įsivaizduokime, kad viskas buvo sukurta tik vienam šios rūšies atspalviui. Ar vienai lyčiai, ar vienai etniniai, ar religiniai bendruomeniai. Mes galime čia atpažinti netikslumų, kai kuriais atvejais labai rimtų, savo gebėjime suprasti pasaulį. Dažniausiai dėl savo prigimties mes jaučiamės galintis kaltinti gamtą. Arogantiškas žmogus įsivaizduoja esąs kūrinys vertas dievybės. Darvinas įžvalgiai rašė savo užrašuose. Kukliau ir mano manymu teisingiau manyti, kad jis atsirado iš gyvūnų. Žemėje mes esame naujokai. Mes gyvename kosminėje provincijoje. Mes kilome iš mikrobų ir purvo. Beždžionės yra mūsų pusbroliai. Mūsų mintis ir jausmai nepasiduoda mūsų pačių kontroliai. Maža to, mes dergiame savo planetą ir keliame pavojų savo patiems. Spąstai po mūsų kojomis plačiai atsiveria ir mes susivokiame krenta į bedugnę. Jei kažkam reikalingas mitas ir ritualas, kuris padėtų pergyventi iš pažiūros beribę naktį, kasgi neužjaustų ir nesuprastų. Mes ilgimės mums skirto dieviško tikslo žemėje. Nepaisant to, be paprastos saviapgaulės, jokio iš aukščiau mums skirto tikslo rasti nepavyksta. Mūsų gyvenimų ir mūsų trapios planetos svarbą nusprendžia asmeninė išmintis ir drąsa. Mes esame savo gyvenimo prasmės prižiūrėtojai. Mes norime, kad tėvas mumis rūpintųsi, atleistų mums mūsų kaltes ir apsaugotų nuo vaikiškų klaidų. Bet žinojimas yra svarbiau už abejingumą. Daug geriau priimti sunkią tiesą, nei paguodžiančią pasaką. Šiuolaikinis mokslas yra kelionė į nežinią, su kiekviename žingsnyje laukiančia pažeminimo pamoka. Mūsų nuojauta gali mus pavesti, į mūsų norus neatsižvelgiama. Mes negyvename privilegijuotame saugiame pasaulyje. Tad jei dar ieškome visatoje savosios paskirties, tegul atrasti ją mums padeda prasmingas tikslas.